Labas vakaras. Sveiki, sveiki. Ketvirtadienis. Labas vakaras. Čia siūlų dama. Sveiki, ar yra mezgančių šį vakarą? Šiandien aš su tokiu draugu, avinuku. Sveiki, sveiki. Labas, labas. Šiek tiek palauksim, kol prisijungsite. Labas, Roberta, Sonata, Dalia jungiasi. Kaip faina, kaip gerai, kaip gražu. Ir taip, pasisveikinkim visi vieni su kitais. Pirmiausia, noriu paklausti, kas jau dalyvaujat, kas matote, ar geras garsas ir vaizdas. Labas, Ramutė, Irena, Rasa, labas, Jūratė, labas vakaras visiems, visoms. Ina, labas. Sveika, sveika, sveiki, sveiki. Pasisveikinkit, nematau, ar viskas gerai. Viskas gerai, Audronė, labas vakaras, Audronė. Viskas gerai, ar ne? Ir garsas, ir vaizdas, tai puiku, puiku. Tai ką, kviečiu šį vakarą pakeliauti po nuostabų, po gražų mezgimo siūlų ir virbalų pasaulį kartu su manimi. Kartu kviečiu pabendrauti, pasidalinti savo nuotaikomis, savo mezginiais, savo mintimis, savo patarimais galbūt ar ne. O jeigu turėsite kažkokių klausimų, visada kviečiu klausti. Tikrai pasistengsiu atsakyti arba atsakys mūsų kitos dalyvės ar ne bendramintės. Viskas puikiai girdisi, viskas labas vakaras, sveiki, sveiki, puiku, smagu. Tai ką, šiandien gavau tokią žinutę, kur galima apžiūrėti tą jūsų asortimentą ir tad naujiems mezgėjoms prisistatau, kad aš esu siūlų dama Milda ir mūsų nuostabų siūlų, virbalų, visokių mezgimo priedų, priemonių asortimentą galite rasti siūludama.lt elektroniniai parduotuviai. Ir visa informacija, visos kainos ar ne, aprašymai ir taip toliau, visa informacija. Sveiki, sveiki. Sveikos mezgimo fėjos. Labas, labas, Laima. Sveiki, sveiki, kviečiu jungtis, dalyvauti aktyviai, užduoti klausimus. Taip, gerai viskas girdisi ar ne. Tai ką, na, o iš tikrųjų visą informaciją ir apie prekes, ir apie mūsų naujienas galite rasti ir Facebook mūsų ar ne puslapyje paskyroje. Šį vakarą išleistas bus konkursas naujas, kuriame dalyvaukite tikrai, nes nuostabi siūlų puokštė paruošta, jau laukia jūsų siūlų, labai labai gražių siūlų puokštė. Ir Instagram paskyra, ar ne, YouTube kanalas, jeigu nespėjote peržiūrėti laidų, yra visos laidos, TikTokas, kas kam kur patogiau, tai visus visur kviečiu. Ir šiandien paskutinė 29 vasario diena. Rytoj kovo 1, pavasaris, ar ne? Kaip jūs jaučiatės? Ar jaučiate, kad širdyje jau pavasaris? Ar kalendorinis tik tais, o gal jau širdyje pavasaris jau, nežinau, prieš mėnesį prasidėjo ir jūsų rankose, jūsų virbaluose jau šilkas, medvilnė mezgama yra ir kaip sveiki, sveiki, dar visi jungiatės. Sveiki, sveiki. Tai tai pasidalinkite, kaip jūs sutinkat pavasarį, ar vis dar mezgate macheras, vilnas, ar baiginėjate kažkokius mezginius vilnonius ir jau tiesis ranka į šilkus medvilnes, ar ne, į vasarinius siūlus. Tai pasidalinkite. Ir šiandien paskutinė vasario 29 diena, paskutinė diena, kada drops 6 kolekcijoms, tai Baby Merino, Merino Extra Fine, tarkim Daisy, ar ne, yra 30% nuolaida, tai yra dar liko kelios valandos iki akcijos pabaigos. Ir šiandien kaip tik ir norėsiu aptarti ir parodyti drops merino vilnelių skirtumus ir panašumus. Ir dar šiandien taip pat paskutinė diena, kada su nuolaidos kodu DAMA25 galite įsigyti 25% nuolaidą Signet produkciją. Tai yra visi virbalai, prisukami su valu ilgieji
valai, vašelių taip pat ir labai smagus visokie rinkinukai įsiknito, ar ne? Tai yra paskutinė diena ir taip, paskaitysiu tada, ką jūs mezgat. Gaila, su tarnybos poste negalėsiu stebėti jūsų live. Irena dalinasi smagaus vakarojimo. Tai Irena, visada kviečiu peržiūrėti tada įrašą, prisijunkit vėliau. Audronė užbaiginėja kardiganą merino su šilku. Štai, merino su šilku, tai manau gali būti nešiojamas ar ne ir vasaros šaltomis dienomis, tas pluoštas toksai. Ir galbūt jau pradėsite medvilnę megzti, pasidalinkit. Ar nerti, gal kokį nėrinuką jau nusižiūrėjot. Labas, labas, dar vis jungiatės, labas vakarėlis, sveiki. Tai ką, ir noriu taip pat prie tų besibaigiančių akcijų išduoti paslaptį galbūt, ar ne, tai pasakysiu, kad nuo rytojaus, nuo kovo 1 dienos pas mus dovanos tokios. Jeigu perkat už 30 eurų, mes jums dovanosim, visada savo siuntose rasite vieną skalbiklį, vienam skalbimui išsiskalbti. Na, iš tikrųjų dabar jau tas pavasaris rytoj, ar ne, kovas, reikia išsiskalbti, išsivėdinti savo žieminius mezginius, ar ne, žieminės kepures, šalikėlius. Tai vat mes jums dovanojam priemonę, kurios nereikia nuskalauti, tiesiog pateliuskuojat vandenyje savo mezginį ir išdžiovinate. Ir atgaivinsite, atšviežinsite, atnaujinsite savo rankų darbo mezginius, ar ne? Tai vat, tai tausokim savo rankų darbą, gaivinkim, skalbkim. Tai vat, nuo 30 eurų gaunat vieną mėginuką. Jeigu už 60 eurų užsisakot ir daugiau gaunate net 2 mėginukus, tai 2 skalbimai, tai galite per vieną skalbimą ne tik vieną megztinį, 2 megztukus galite išskalbti, šalikėlių krūvą, ar ne? O jeigu perkat už 100 eurų ir daugiau, gaunat visus 4 skirtingų kvapų mėginėlius, taip pat skalbimo priemonės. Štai, čia bus jums dovana. Va štai 4. Ir jazminai, ir greipfrutai, ir levandos, ir eukaliptai, 4 skirtingi kvapai, tokie vat mėginukai, ar ne, išsiskalbti, prisižiūrėti savo mezginius. Tai aišku, čia ne tik megztukams, ne tik megztiems gaminiams, galite skalbti ir delikačius kažkokius šilkinius, ne tik rankų gamybos, bet ir šiaip šilko skarelę galite išsiskalbti, apatinį trikotažą ir taip toliau. Tai vat perkant 30 eurų vienas skalbiklis, perkant už 60 eurų ir daugiau 2 skalbikliai, o perkant už 100 eurų visi 4 jums dovanų visą kovo mėnesį. Aišku, kol turėsime kiekį reikalingą, ar ne, reikiamą. Tai taip, labas, labas. Mezginius plaunu tik Saukalanų Milda dalinasi. Taip, labai smagu. Gerai, džiaugiuosi. Tai vat, tai kviečiu tikrai nuo rytojaus nepamiršti mūsų dovanų, ar ne? Pasidalinau, kas žiūri laivą, kas žiūri, kas stebi, kad žinotumėt. Na ir kiekviena laida iš tikrųjų stengiuosi kiekvieną laidą vis kitą temą aptarti. Vis kitas prekes parodyti mezgimui ir vis kitokiais patarimais pasidalinti ir būkim kartu iki pat galo šį vakarą, kviečiu, ar ne, ir jeigu tau rūpi mezgimas, jeigu tau rūpi tas hobis, jeigu tau įdomu, tikrai kviečiu dalintis ir džiaugtis ir pakviesti savo mezgančias drauges čia šį vakarą. Ir tai buvo taip, dabar noriu jūsų paklausti. Su savo dukryte kalbėjau, jai 17 jau metų ir jinai nerė, irgi išbandė ir taip toliau. Nuo 7 metų ir riešinės nusinėrusi, dabar tas vasarinės palaidinės neria, tokias topus vasarinius. Ir klausia aš jo, sakau, kas tau yra mezgimas? Oi, sako, man labai sunkus dalykas. Man sako, labai sunku megzti, nerti, bet man labai patinka tas rezultatas užbaigtas.
Ir pagalvojau iš tikrųjų, kaip jums, ar jums patinka megzti pats procesas, tarkim, nerti su vąšeliu, patys tie pasikartojantis judesiai, atsėdu vakare po darbo ar neišsitraukiu savo mezginį ir akis po akies matau, kaip keičiasi spalvos, tarkim, jeigu tai margas ar neraštuotas mezginys. Ar vis dėlto šiaip ne taip iškankinu, išmezgu, bet aš didžiuojuosi tuo rezultatu, džiaugiuosi, kad mane pagiria, turiu ką apsirengti, man šilta, turiu kažkokį gražų rūbą, išskirtinį, kur galbūt negaliu nusipirkti ar ne, šiltą, natūralų pluoštą iš natūralių siūlų megztą. Pasidalinkite, kaip jums, ar jums mezgimas, nėrimas yra tik tais tas procesas pats malonus, o rezultatas, na, kartais nesigauna, gal dažnai nesigauna, bet man tas procesas yra malonus, o galbūt jūs labai didžiuojate savimi ir jums ypatingai svarbus tas galutinis rezultatas. Pasidalinkit, kaip jums tas hobis, ką jums tai reiškia. Ir taip, manau, kad tikrai yra visokių skirtingų ar ne žmonių, vieniem vienaip, kitiem kitaip, o galbūt jūs esate iš tų trečiųjų, kur mėgstat labai tas akeles išmegzti, atsipalaiduojat, o ir rezultatas jūs taip labai džiugina ir vaikštote, grožitės ir visi aplinkiniai grožisi ir jūs rekomenduoja, sako, čia yra superinė mezgėja. Tai taip. Labas vakaras iš UK, super, Ramunė sveikinasi. Rasa dalinasi, kad pats procesas malonus. Tai vat man pačiai labai iškilo tas klausimas, nes aš pagalvojau, o tai kaip man irgi labai procesas yra pats malonus, aš mezgu ne dėl pačio rezultato, kad tarkim kažkokią skarą šiltą nusimegzti, kai tu ją turi, tai yra taip labai nuostabu, bet tas pats pasikartojantis tie judesiai, tie virbalai, tas siūlų prisilietimas prie natūralių pluoštų, tas spalvų tas perėjimas, ar ne, tai tiesiog žavi labai. Aha, Audronė dalinasi, man relaksas. Ir procesas, ir rezultatas daliai. Va pats procesas Ramuniai, va būtų įdomu padaryti apklausą iš tikrųjų. Svetlana, pats procesas ir spalvų bei raštų dėliojimas yra įdomus. Ir relaksas Audroniai, mezgimas yra kaifas. Taip, vienu žodžiu, kaifas mezgimas yra. O Jurgita rašo, patinka viskas nuo iki. Tai Jurgita tikriausiai patinka nuo modelio pasirinkimo, nuo siūlų pasirinkimo ar ne, nuo pirmos akies uždėjimo ir taip toliau. Tai super. Man mezgimas, poilsis ir kūryba, po to gaunu komplimentus. Regina, super, kad komplimentų susilaukti irgi yra labai malonu. Nuostabus poilsis, atsipalaidavimas Reginai yra mezgimas. Taip, aš neriu žaisliukus, Vita neria žaisliukus, man labai patinka procesas. Birutė, labas vakaras, prisijungus. Ramutė rašo, kad procesas pats malonus, nes padeda atsipalaiduoti po darbo. Pati nemėgstu dėvėti savo mezginių. Ramunė mėgsta procesą, rezultatas džiugina kitus. Irgi išeitis, svarbu pasimėgauti ar ne, o tada galiu padovanoti arba parduoti kažkokius mezginius ar ne. Taip, Sonatai pats mezgimas malonus, Rasai džiugina rezultatas, Gintai pats procesas, o jei rezultatas pavyko, tai išvis fantastika. Vat. Tuo ir mūsų tas mezgimas hobis tikriausiai yra išskirtinis, super. Regina, nuostabus poilsis, atsipalaidavimas. Dar Regina rašo, kiek čia Reginų turim. Man mezgimas yra poilsis ir kūryba, po to gaunu komplimentus, jau čia kartoju ar ne, žodžiu. Aha, mezgimas, atsipalaidavimas, pabuvimas su savimi. Meditacija, pats procesas, siūlo pojūtis rankose ir aišku rezultatas, visi etapai džiugina. Meditacija, procesas kaip meditacija ir inai. Be abejo rezultatas, va kaip smagu, kad dalinatės, kad rašot, kad komentuojat. Ingrida rašo, labas Ingrida, mezgimas virbalais man patinka ir procesas, ir rezultatas, atsipalaiduoju ir panašiai. Bet va žaislų nėrimas atima iš manęs daug energijos. Jaučiuosi pavargusi, bet rezultatas džiugina. Na taip, tikriausiai reikia pasirinkti
mes pasirenkame atsiprašau, neištarsiu to žodžio dabar, ar ne, bet tiesiog jaučiam, ar ne, save ir pasirenkam, ką norim šį vakarą megzti, galbūt turim kelis pradėtus darbus, jeigu norim labiau atsipalaiduoti, imam kažkokį nesudėtingų raštų mezginį, ar ne, į rankas, galbūt norim kažką įveikti, tai imam kažkokį raštą, kažkokį mezginį rimtesnį, ar ne, kai niekas netrukdo, kai televizorius tyli ir taip toliau. Taip, mezgimas vyksta visur ir visada, Genovaitė rašo, ir Eglė, man mezgimas kaip meditacija. Kaip ačiū labai, smagu, kad dalinatės. Ir tai va, tai šiandien šiokios tokios naujienos atvyko pas mus, tai ir parodysiu jas. Ne naujienos, ne siūlų naujienos, ne kolekcijų naujienos, o spalvos naujos. Taip, Drops, Cotton Merino. Drops, matėte, gavome tikrai Drops papildymą. Drops atvyko nemažai tikrai siūlų. Norėtume turėti juos visus parduotuvėje ir va tiek, va daugybė. Na, bet atvyko tikrai nemažai ir šį rudenį išėjo naujos spalvos Drops Cotton Merino. Tokios, aš tikrai rodžiau jas. Ir čia yra 36 ciklamėninė, tai yra merino ir medvilnės siūlai. Pusmedvilnė, pusiau merino vilna, ar ne, tai yra kvėpuojanti ir tokia skirta ne šaltai žiemai, bet pavasariui, rudeniui, pavasariui, va dabar tokiems orams ir vaikams labai gerai, jokio kutenimo, jokio plaukelio, žodžiu, tokie siūlai. Jeigu patikslinsiu, tai Drops Cotton Merino yra, taip, kokia ta tiksli sudėtis, 50% merino vilna, 50% medvilna. Tai yra išėjusi rožinė spalva, išėjo geltona nauja spalva, kurią mes jau turėjom, ar ne, ir buvo galima įsigyti pas mus, ir dabar galima įsigyti, yra žaliosios papūgos, labai gražią spalvą. Tai štai, na, o šiai dienai, vakar, man atrodo, berods, atvyko graži populiarioji alyvinė spalva, kodukas 31, tai yra alyvinė spalva ir man jį primena labai tą tokį alyvų žiedų žydėjimą, alyvų žiedus, tą kvapą labai primena, labai graži spalva 31 ir antroji nauja spalva yra 30 žydra. Ir jau šitie siūlai, kaip ir merino vilna, kaip ir kalbėsim apie merino vilną, 100% yra universalūs, tinka visiems mezginiams, visiems, nuo galvos iki kojų, nuo mažiausio žmogaus iki vyriausio žmogaus ir tinka taip pat, ar ne, tarkim, ir bet kokiems sezonams, bet kokiam sezonui. Tai šitie siūlai yra labai labai švelnučiai, jau tikrai drąsiai galite būti ramus, galite skalbti skalbimo mašinoje iki 40 laipsnių temperatūros ir šitos spalvos visos, va tos, kur atėjo naujos, jos yra melanžinės. Matot, kokie jų yra melanžas ir va šitos irgi išsiskiria savo tokiu, matot, margumu. Ir aš įsivaizduoju, kaip jisai išsimegs, jisai bus labai gražus. Jeigu norite, galite pridėti kartu, jeigu sakot, jau man reikia biški šiek tiek to plaukelio, papurenti, pastorinti, tai irgi Drops Mahera Kitsilkas. Ir čia yra spalva 55, ji puikiai, vat prašau, nuostabus siūlai, kaip yra gerai atmegzti iš tokių siūlų, kamoliuko, ar ne, kur yra labai platus asortimentas gamintojo ir kur galima suderinti, visada rasim kažkokį pasiūlymą. Tai tarkim, ar ne, merino vilna su medvilne, prašau, ir Mahera su šilku puikiai tinka. O prie, tarkim, šitokios Cotton Merino galime dėti, prie tokių margučių siūlų jūs galite dėti va tokią. Pridėti spalvą, ar ne? Aš jums parodysiu. Štai.
ir ji bus ta šviesesnė rožinė, ji tiesiog keliaus kartu su šviesesnė rožinė. Iš siūlė esančia yra šviesi rožinė ir tamsi rožinė, o tamsi rožinė yra va ši. Nu va, prašau. Ir galit rinktis iš tikrųjų ir galva gali susisukti, tai dabar kokio to rezultato norit. Tai visada reikia pagalvoti, ar aš noriu šviesesnio, ar ne, rezultatą, ar aš noriu ryškesnio. Tai tas ryškesnis irgi labai gražus, labai madingas, madingos spalvos. Ir taip, jeigu aš sudėsiu kartu, tarkim, siūliukus, mes visada dažniausiai va taip ar ne pasukam. Ir taip, na jie labai, panašus, tarkim, ar ne, nes yra tos tamsios rožinės. Tai va, daugiau apie šią kolekciją irgi norėsiu pašnekėti kitą kartą, nes tikrai yra ką papasakoti. Norėjau tiesiog pristatyti 2 naujas gražias spalvas. Pavasariai, vasarai, o ko ne. Pledukus galite megzti tapukus, galite megzti kūdikiams kepurytes, galite megztukus megzti, ypatingai darželinio amžiaus vaikams šitie siūlai labai tinkami, nes neprakaituoja vaikas lakstantis daug ar ne ir galit skalbti skalbimo mašinoje, tarkim. Tai išskalbus, tikrai ta medvilnė, jinai yra kietoka ar ne, o kadangi čia yra pusė merino vilnos, yra tokia minkšta. Minkšti kamoliukai, išskalbus šiek tiek mezginys pasitraukia ir šiek tiek sukietėja, bet aišku, jeigu norit pagarinat, jeigu norit tiesiog ant kūno iš karto nešiojat ir išsinešioja, išsidėvi, išsiminkštėja tie siūlai, tie mezginiai. Tai tiek apie, dar parodysiu. O ko neparodžius, jeigu turiu prie savęs siūlus, ar ne? Ta gražioji, populiarioji žalia. Taigi kovas rytoj. Taigi to žalios norisi, to žalumos norisi, ar ne? Tai koton merino ir jeigu norisi kažkokios ramesnės spalvos, irgi yra melanžas, kuris pereina ryškesnė žalia ir švelni žalia. Tai galite rinkti švelnesnę žalią, kartu dėti ar ne, derinukus. Ir galite rinktis ryškesnę žalią. Kai tinka iš tikrųjų keli variantai prie tų melanžinių siūlų. Ir ryškesnė, ir šviesesnė. O galbūt dėsit kartu. Ir galite tokį iš vis fantastinį mezginį sukurti, kurio tikrai nedažnai kas mezga, tarkim, dėti šviesesnę macherą, tamsesnę macherą, 2 gijas ir, tarkim, šį. Na, žodžiu, jūsų fantazijai, jūsų įkvėpimui, žalia spalva tikrai labai labai graži. Tokia pavasariška, mes visi laukiam žalios žolės, atbundančios gamtos. Jo, tai tiek apie tą būtent Drops Coton merino naujieną. Labai smagūs siūlai. Ir tuoj paskaitysiu, ką jūs dar pasidalinote. Labai noriu paskaityti ir tada pristatysiu apie rinkinukus, būtent virbalų rinkinukus. Daiva dalinasi, kad mezgimas irgi yra meditacija, randa laisvą minutę ir narplioja fantastika. Tas virbalų skambėjimas taip svaigina. Kokie gražų žodžiai aušrinė, taip labai gražiai išsireiškėt. Nežinau, kas išrado tą mezgimą, bet tai kažkas tokio, ko negaliu net žodžiais išreikšti. Užsimiršti viskam. Man patinka nuo rašto iki pačios proceso pabaigos. Ir nesvarbu, kiek tai užtruktų, bet jei man užsivilkus galutinis rezultatas nepatinka, tai ardau ir dirbu iš naujo. Aušrinė, jūs esate labai kantrus žmogus, tikriausiai, ar ne? Ne visiems tai pavyksta. Kiti atideda, sako, vėliau, ar ne? Kažkada vėliau pataisysiu. Taip. Koton merino pumpuruojasi, veliasi kaip ir baby merino ar mažiau. Koton merino jis neturi nei veltis, nei bumbuluotis. Jeigu atsiras kažkur nuo trinties, ar ne, rankų kažkur, ar rankų padėties, žiūrint, ką jūs darot. Sėdit prie stalo pastoviai, ar ne, tai rankos, pažastų linija, šonai, ar ne, gali šiek tiek, bet šiaip siūlas neturėtų, jisai gerai elgiasi. Labai geras siūlas, gerai elgiasi, gerai dėvisi, turi šiek tiek to tokio svorio, kritimo, ar ne, kaip yra medvilniais,
nėra labai lengvas, siūlas tikrai ne debesėlis. Ir vat toks, vat, pabandykit. Taip. Tai ką? Tai vat tiek ar ne? Ir taip, apie tuos Knit.Pro rinkinukus noriu parodyti. Na, tiesiog susipažinimui, o galbūt jau ir turite juos, galbūt jau mezgate jais, tai yra va tokie rinkinukai. Ir skirtingi, matot, jie yra. Vienas yra mažesnis, mažiukas, tai yra specialus trumpintas virbalų rinkinys, o čia yra 13,5 cm ilgio virbalai prisukami. Tai ką, tai ir parodau. Denim Indigo. Vadinasi Knit.Pro Deluxe rinkinukas. Atsegu gumelę. Viršus yra, vat, kur matot, mėlynai, yra džinsinė medžiaga. Taip liesti, taip įdomu. Na, o ta ruda spalva, kaip matote, tai yra popierius. Plaunamas popierius. Toks natūralus. Ir štai rinkinukas atsidariau ir viskas. Toks nedidelis, ar ne, irgi delninukės. Nu, vat, į delną telpa, kaip delninukė aš vadinu. Ir yra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vat 8 dydžiai. Mėlynos spalvos, indigo spalvos virbalai. Taip, dydžiai, aišku, yra standartiniai. Jie yra išgraviruoti. Nuo 3,5 pradedant ir baigiant 8 numeris. Neblogai. Ir 3,5 ir 8. Va, storuliukai tokie. Yra gan tokie tamsus virbalai. Taip, 3,5 toliau eina 4 numeris. Tai yra ne kas ketvirtį, o kas pusinuką keliauja. Paskui yra 4,5 numeriukas. O štai tokie. Nu, kai aš atitraukiu toli, man labai tamsi spalva virbalų, nors iš tikrųjų jie vat yra, nu va, matot, mėlynos spalvos indigo. Ir jie puikiai susideda, niekas neiškrenta. Ir čia yra tokia va kišenėlė, matot ar ne? Aš prasidarau. Svetlana jau dalinasi, kad toks mano pirmasis rinkinys. Vau, jūs nusipirkot pirmą tokį, ar ne, rinkinį. Tai ką, čia irgi yra visokios smulkmenėlės. Yra antgaliukai, kaip įprasta, ar ne, va tokie stabdžiukai užsisuka. Ir valai. Valai šiame rinkinyje yra spalvoti, skaidrus ir jie nesisuka aplink savo ašį. Tokie yra šie valai rinkinyje. Štai, tas trumpasis. 60, man atrodo, centimetrų. Yra 4 valai. Tai va toks rinkinukas. Ir užsidaro, viską susidedu. Kišenėlę galima dar kažkokią savaržėlę, kažkokią priedą mezgimo įsidėti, adatėlę kažkokią. Ir štai vat toks. Turime pas save mūsų parduotuviai. Na, o čia yra specifinis trumpintų. Tai vat yra ir komplektukas, ar ne? Jeigu jums patinka vienas, galite ir antrą. O toks vat komplektukas susiderinę. Irgi čia yra popierius rudas, plaunamas. Ir džinsas va šitas plaunamas, žodžiu, visas rinkinukas galite išskalbti tą visą dėkliuką, ta prasme. Na, taigi, kas čia yra? Parodyt. Nu, va taip. Džinsinė kišenė, ar ne? Kišenės imitacija. Ir čia yra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 dydžių virbalai. Ir jie yra labai mažyčiai. Va, degtukai. Priprasti reikia prie jų mezgimo, su jais megzti. Vieniems labai patinka, kiti sako, man nepatogu rankoje, nepripratau, kiti pripranta. Tai vėlgi, kol neišbandysit, ar ne? Ir 2 valai rinkinuke. Na, o vienas yra vat prisuktas rinkinukas. Prisukami. Ir va taip pat.
Ir ką noriu pabrėžti, tai jie nesusisuka taip ratu ir tu, kad galėtum taip ratu megzti. Jie šiek tiek ratas, bet šiek tiek sudaro trikampį. Ir mezgimas vyksta va šitai. Mezginys ar nekeliauja aplink, o mes tiesiog va šitoks mezgimas yra. Tiesiog toks kampelis gaunasi ir mezgam. Tai toks rinkinukas, mėlynas. Ir dabar noriu parodyti iš arčiau filmuotą, tarkim, ar ne, rinkinukus filmuotus. Gal jums geriau matysis ir spalvos, ir tai yra mažiukai, 5 cm ilgio virbalai prisisuka, tai yra labai labai mažos apimties mezginiams megzti. Galima kojines megzti, ypatingai iki kulno formavimo, ar ne? Taip, čia yra didysis rinkinukas. Ir taip, prisisukam, ar ne? Ir mezgam. Kokio valo norim, tokį prisisukam, norim trumpesnį, norim ilgesnį. Ir štai, pirmosios akys uždėtos, mezgam. Gan smagus nusmailėjimas yra, panašus kaip simfonė. Ir panašus ir tas visas slidumas kaip simfonė. Na, o čia žiūrėkit, pabandėm palyginti lykę indigo ir Knit-Pro indigo. Vieni mėlyni ir kiti mėlyni. Tai Knit-Pro yra, matot, labai tamsus mėlynumas, o čia lygiai yra šviesus mėlynumas. Ir buvo įdomu palyginti. Ir kas svarbiausia, tai telpa, užsisuka, ta prasme, vieni su kitais ir lykė, ir Knit-Pro dalinasi valais, virbalais. Tai jeigu turite savo krepšelyje, namuose, jeigu turite lykę, drops, Knit-Pro, galite kaitalioti kaip tik norite. Taip, galite kaitalioti kaip tik norite. Ir tiesiog, tarkim, jeigu lyginsim su lyke, kuo skiriasi, ar ne, jau matėt video, kad lyke yra šviesus virbalai indigo, o Knit-Pro yra tamsus, tamsesni daug. Toliau, kas būtent iš atsiliepimų, kad lyke virbalai, galiukai yra prisukami ir yra bukesni. Na, o Knit-Pro šie indigo yra, gan matot, smailiau, taip gražiau taip nusmailinti. Bet kad aštrus nėra. Labai tas smailumas, nusmailinimas galbūt didesnis, ar ne? Na ir ką, mezgant su lyke virbalais jaučiasi medis. Galbūt dėl to, kad gal paimsiu didesnį denim, didesnius, tarkim, ar ne, virbalus. O čia vienas tamsesnis, kitas šviesesnis, toks jau jis yra. Taip, lyke, ar ne, kad jaučiasi medis, tas natūralumas, galbūt jis tik yra nupoliruotas, na, o čia Knit-Pro jaučiasi labai, tokie daug slidesni yra ir medžio nesijaučia, mezgant. Gal slidesni, ar ne? Jo, čia jie yra laminuoti, tas laminatas yra, o lyke tik yra taip papoliruoti. Tai na, tokie pagrindiniai skirtumai, buvo tikrai įdomu pabandyti, kad vieni indigo skiriasi nuo kitų indigo virbalų. Tikiuosi, kad aš jums čia aiškiai parodžiau, tikrai smagus. Prisisegiau prie savo džinsų, ant džinsų diržo, ar ne, ir keliauju su savo rinkinukais. Taip, ir toliau noriu dar aptarti, priminti, kad turime tokias knygeles. Man su trumpais nepatogu megzti, Laima dalinasi. Tai jūs mezgat Laima kaip apvaliai su tikriausiai 5 koininiais virbalais naudojat, ar ne? Nes vis tiek mes to apvalaus mezgimo neišvengsim. Labai mėgstu kurti raštus ir juos išmegzti. Rasa, kuriat raštus, kaip smagu, pasidalinkit Siūlų damos Facebook grupėje savo kažkokių raštų, darbais išmegztais, megztukais, šalikus, ką jūs ten mezgat. Pasidalinkit, labai įdomu pamatyti. Labai mėgstu Ginger, labai laukiu, kada pasipildysite atsargas. O, ačiū už priminimą, puiku, Ieva, būtinai, nes tai tikrai yra smagus irgi virbalai.
Na ką, noriu priminti. Ir niekada nerodžiau apie tokią katalogą, tokią knygą. Tai yra mezgimo technikų, ne technikų, čia yra nėrimo knyga, prancūzų kalba, bet vat, kažkaip prancūzai jie išleidžia tokias knygeles, tokias vos ne enciklopedija. Va, visa gražiausia, matot, yra knyga, kurioje yra labai tokie visai neblogi modeliai. Nu, prašau, čia ir pradedantiesiems tinka, matot, visokios parodytos pamokėlės, kaip ką daryti. Ir net va, prancūziškai aprašyti ir tu gali jau pavadinimą, tarkim, kažkokios technikos, nu, pavadinimą sužinoti, leksikono ar ne to. Ir va, ir dar vienas, ir suskaičiuotos eilės, ir va taip, ar ne, tokios pamokėlės. Tokia kaip enciklopedija. Ir ką, ir pavyzdžiui, ypatingai, va, tarkim, kas nerėt, mergaitės turite, dukras, paauglės, anūkės, kas mėgsta, kas domisi, o galbūt ir jūs, kad kažkas vat, naujai pradėjot ar prisimena, tikrai, va, šiandien vakar skambino moteris, kurios sako, aš tiek metų, keliasdešimt metų ten nemezgiau ar 10 metų ir dabar noriu prisiminti, ar ne, tarkim, tai tokie paprasti modeliukai tikrai tinka tokiu atveju. Na štai, jeigu jūs norit nusimegzti movą, nusinerti tai yra, nes ši knyga yra apie nėrimą, tai jums tai reikia nusinerti stačiakampį ir jį tinkamai suformuoti ir viskas. Ir turite, prašau, nereikia jums ten laidimų, išlaidimų, akių nuleidinėjimų. Čia toks vat yra paprastumas, ar ne? Toliau ką noriu parodyti. Na čia irgi, tarkim, nėrimas, ar ne? Irgi iš stačiakampio galite sukurti piniginę delninę kažkokią. Toliau, galvajuostę jūs galite irgi iš stačiakampio sukurti. Yra parašyti centimetrai jums. Tiesiog paimat centimetrus ir neriate. Na čia daugiau. Ir galvos kapišonas, ar ne? Na ką, čia yra kvadratas. Iš kvadrato ką mes galime? Nirtinį vasarai kažkokias medvilnes, ar ne, nusinerti. Tai va čia tinka mums toms, kas nori pailsėti po darbų, pamedituoti tiesiog ir apie nieką negalvoti, apie sudėtingą raštą negalvoti, kas nenori tų iššūkių. Riešines nusinerti, taip pat vat, ir pradedantiems, ar ne, yra visi išmatavimai šioje knygoje. Nu, tikrai vat, puikus dalykas, aš jums rodau, dalinuosi, man patinka vartyti. Ir va čia netgi švarkelis yra, matot? Na, čia jau šiek tiek yra jau paformuota, jau čia tų dalių nėrimo yra, reikia išnerti daugiau. Na, dar vienas nertinis. Ir tikrai nemažai tų modelių. Kaip padaryti kaspiniuką? Prašau, turit po ranka. Puikiai dovana gali būti. Tuoj dar jums parodysiu, kažką dar norėjau parodyti. Taip, na ir toks paprastas, bet gražus mezginys. Tiesiog galima pasirinkti savo norimą spalvą, siūlus, medvilnę kažkokią ar ne. Ir va tiesiog taisyklingai suformuoti, sudėti tą stačiakampį. Ir turim. Na, čia dar vieną. Ir ta knyga tokia nemaža, sakyčiau, aš dar jos pusę tik praverčiau, bet čia yra, nu matot, kiek modelių, tikrai nemažai. 19 pamokų ir 30 modelių, kaip nusinerti visokiausius mezginius. Nu, neblogai, ar ne? Tikrai. Tai ką, užverčiu, daugiau nerodau. Nuostabi knyga, skirta vašelių mylėtojams. Taip, o dar viena tokia knygelė yra taip pat prancūzų. Va štai, čia yra jau įvairios mezgimo technikos naudojamos, kuomet galima išbandyti, kai jau virbalai atsibosta, vašelis atsibosta ir norisi išbandyti įvairesnės technikas. Taip, tai ką mes čia turime? Kas čia yra per technikos siūlomos, ar ne? Taip. Nėrimas, mezgimas pirštais, galima sakyti, ar ne? Irgi vat, visokios pamokėlės. Ir apyrankės ant rankos. Tai irgi galima ir pradedantiesiems, ir mergaitėms.
Ir va vėl ir pamokos. Ir su pirštais galima, va štai ir mova tokia, šalikas, nūda vadinama, įsimegzti. Ir krepšį siūlom susidėti. Taip. Nu va, prašom, norit išmokti, čia labai paprasta, tiesiog pasižiūri paveikslėlį ir viskas aišku. Kas dar čia yra, mačiau, yra ir malūnėlis mezgimo naudojamas šitoje knygoje ir taip. Taip, toliau imamas vašelis, taip pat yra vašeliu ir yra beretę galit nusinerti. Dar viena rankinė ir toliau tunisietiškam nėrimui, kaip nerti tunisietiškai yra. Ir galima nusinerti labai gražią delninę, rankinę, delninę. Galima tunisietišku vašeliu nusinerti netgi šaliką, šalikėlį ir snūdą. Va štai taip, ar ne? Ir turime tunisietiškų, kas konkrečiai, tai Adi firmos yra keli dydžiai, ar ne, vat, kas yra, tai yra iš abiejų pusių vašeliai, vat, iš abiejų pusių vašeliai neriasi, ir toliau kas, toliau šakutė, ar esat bandę šakutę, vat, nėrimas šakute, tai tokie yra labai įdomus darbai, išskirtiniai, irgi kaip tą padaryti, visokiausias technikos. Na va štai, irgi yra šalikėlį, galite pasigaminti, gal taip galima sakyti. Va štai yra Prim firmos šakutė, tokia ar ne, ir užvyniojam siūlius ir tam tikrą metodiką mes pasigaminame savo gražius kažkokius mezginius, darbus. Tai ką, irgi labai įdomi įvairių technikų knygelė. Taip, šita katalogas įvairių technikų ir netgi štai yra gaubtas, lempos gaubtas, galite pasigaminti. Ir va čia, na tikrai fantastika, 36 modeliai ir va tokio storio knyga. Pas mus yra dar jų. Tai ką, parodžiau. Labai smagu ir pirštais megzti, pledukus, movas ir taip toliau. Sonata dalinasi. Taip, nėrimas šakute buvo dar, kai mokyklą lankiau ir mokėjau ir patiko. Puiku, bet mes galbūt primiršom, ar ne, tas technikas ir nelabai dabar kažkaip net nėra labai populiaru, ar ne, kas susigalvojam, kas kažkur pamatom ir bandom padaryti, kažką pagaminti. Tai ką, tai dabar tikriausiai tiek bus apie tas tokias mūsų prekes gautas, ar ne, pasidalinau, priminiau ir noriu dabar aptarti tą Drops Merino vilnelę, kuo skiriasi vieni nuo kitų ir būtinai parodysiu tą pačią naujieną, kurios vis laukiau, visų naujų spalvų, visų, kad būtų vietoje, tai Drops Daisy. Išėjusi naujausia kolekcija Merino vilnos ir aš labai tikiu, kad jūs tikrai nemažai jau jos esate išmezgę, žinote, jau patyrėte, kaip jums patiko, nepatiko. Parašykit, pasidalinkit su visais, pasiskaitysim, pasidalinsim savo patirtimi ir savo ar ne, patirtimi. Jo, ir taip, tai dabar pradėsim nuo Drops Baby Merino siūlų, tarkim. Pristatysiu Drops Baby Merino, Drops Merino Extra Fine ir Drops Daisy siūlus. Tas kolekcijas palyginsim vienus su kitais. Taip, Drops Baby Merino, ar ne, jau tikrai ne kartą rodžiau. Tai yra ploni siūlai, 50 gramų kamoliuke yra, tai patikslinsiu tiksliai, kad nesuklyščiau, 175 metrai. Ir tai yra 100% merino vilna, kuri yra supervaš, tai reiškia skalbimo mašinoje. Ir netgi rekomenduoju skalbti visada skalbimo mašinoje, nes skalbimo mašinai tiesiog to lygiai išplauna, neištampo kaip mes, ar ne, už vieno kampo patempiam, už kito kampo patempiam, tiesiog ir mums labai patogu, tarkim, netgi kai renkatės vaikams kažkokius mezginius, visada
pasiskaitykit, pasižiūrėkit, nes vienus siūlus galima dėti mezginius iš siūlų, galima dėti skalbimo mašiną, skalbti patogiai ir gyventi patogiai, o kitų ne, vis dėlto reikia rankomis. Ir jeigu jūs mezgate, tarkim, kažkokiai mamai ar ne, naujai iškeptai, kuri nemėgsta skalbti rankomis, sako, aš neturiu laiko ir taip toliau, tai vis dėlto geriausia rinktis tos siūlus, kurių priežiūra yra lengvesnė. Tai štai yra labai plati spalvų paletė ir pagaminti Europoje rašo, va čia tokios spalvos ar ne. Toliau parodysiu, tarkim, iš žydrų spalvų ir žalių. Yra graži irgi žalia spalva. Galit siūlus lygiai taip pat dėti kartu su machera, nusimegzti savo megztuką. Kažko labai ekranas mano tamsiai rodo, bet siūlai labai ryškus yra kaip papūgos žalia spalva. Štai yra tokios ar ne, ir juoda yra atvykusi pas mus. O iš rožinių taip pat yra ir rožinės, ir violetinės, labai gražios ar ne. Ir jeigu megzti iš vienos gijos šios siūlus, tai tikrai rinkitės mažesnius, nei rekomenduoja virbalus gamintojas. Tikrai susilaukiu klausimų. O kodėl? Juk parašyta 3 numeris, man atrodo, ar ne? Bet taip, 3 numeris parašyta, bet juos reikia megzti ypač tampriai ir rinktis mažesnius, tarkim. Ypatingai dar jeigu ką norit megzti, jeigu kokį pleduką galit šiek tiek laisviau megzti, jeigu norit kepurytę megzti, tai tikrai imkit 2-5 numerio virbalais, jeigu norit topukus megzti, kojinytės, tai irgi labai daug tankiau sumegzkite tvirčiau, arba jeigu norite storesnį siūlą, 2 megzkit topukus kažkokius, ar ne, kojinytės. Tai taip. Na, o aš noriu taip, sudėtis pasakiau, virbalai, tamprumas. Būtent dėl ko tie virbalai, dar paminėsiu, dėl ko jie yra rekomenduojami mūsų rinktis mažesnius, nes siūlai yra labai elastingi. Ir šiandien taip jau aš patampysiu tos siūlus, parodysiu, tarkim, nes tai yra mums aktualu, ar ne? Va. Ir parodysiu, kur čia aš pasidėjau. Liemenę. Liemenytę megztą, kurios ir mezgimo aprašymą lietuvišką ir visą rinkinuką siūlų ir sagutę ir virbalus galite įsigyti pas mus, yra visas rinkinukas, bet galite ir atskirai, aišku, nusipirkti. Tai šitai liemeniai, tarkim, užtenka vieno tik kamuoliuko, tai yra naujagimiui, gal jeigu mažas labai naujagimis, gal bus didoka, bet jin apie 3 mėnesius kūdikiui tinkama, iki 3 mėnesių, tarkim. Žinot, vaikeliui nelygus yra, ar ne? Ir jin yra, vat, matot, plonytė tokia, megzta rankomis. Ir vienas kamuoliukas. Siūlai yra ypatingai švelnus, galite megzti ypatingai visokiems jautruoliams, kurie nori dar tos šilumos, vaikams ar ne, vyrams, bet jeigu vyrišką megztinį megzit, reikės tikrai nemažai pavargti, nes yra siūlai ploni. Ir moteriškas megztukas, tarkim, čia yra koks 42-44 dydis, čia yra Elas panašiai, Elas dydis ar ne, tai 9 kamuoliukai baby merino. Tai va štai. Ir tikrai galite megzti mezgimo mašiną, irgi labai gerai, nes mezgimo mašina tą tokį visą siūlą suplaka, ar ne, tvirtumas tas įgaunamas. Ir tikrai nešiojau pati, turiu pati vieną megztuką violetinės spalvos ir skalbimo mašinoje. Tai tikrai niekas neišsitampo, nes jis matyti yra tvirtai sumegztas ir gerai plaunamas, tarkim. Jeigu jūs išgręžtą mezginį išlyginat visus kampiukus, išlyginat, išglostot visaip, tai jums taip mezginys ir išdžius. Tai yra, reikia nebijoti tą mezginį pakedenti ir šiek tiek pagniaužyti, tiesiog atstatyti jį. Siūlas išdžiūdamas atsistato į savo vietą ir mezginys išdžiūva toks, koks turi būti ir kokį jūs numezgėt. Tai vat tiek pasidalinu apie Drops Baby Merino.
Kai kurios spalvos tikrai pasipumpuruoja, gali būti tam tikros sąlygos auginimo avių, gali būti dažymo sąlygos, kai kurios spalvos būna, kad daugiau pasipumpuruoja, tam mes turime brūkšt nuvalymo šepetėlius ar ne, arba elektroninius, arba rankiniu būdu, šepetėliai labai smagiai gerai nuvalo. Tai va, na toliau, kita kolekcija būtų, dar neparodžiau, labai gražaus. Oi, čia irgi visiems tiem, kas augina, kam reikia va tokių ar ne, tai tarkim vasarinis. Ir jeigu paklausit vasariniam, va ar ne komplektukui tokiam, kiek 2 kamoliukai ir ar tinka vasara, man vasarai reikia, ar tinka merino vilna, ar netinka. Tai matot, ir labai gražiai atrodo, ir yra minkštutis, ir tinka. Nes merino vilna, su ja neprakaituoji ar ne, vyksta, išgarina viską ir prisitaiko prie kūno temperatūros. Tai va toks labai gražus mezginys. Taip, na ir sekanti Drops Merino Extra Fine, apie juos jau esu kalbėjusi, tad šiandien daug ir nesiplėsiu. Apie Drops Merino Extra Fine, ar ne? Tai jų metražas yra 50 gramų 105 metrai. Ir jie yra labai elastingi. Ir vat kaip tik šiandien ryte kalbėjom apie tai, kad viena mezgėja mezgė ir mezgė. Tai parašyta 4 numerio virbalais ir jinai numezgė mezginį. Bet mes visada rekomenduojam megzti tikrai mažesniu. Ir dar jeigu ypatingai kepurę norit megzti, ar ne, tai kepurės irgi mezgam 3, 2,75, netgi galite imti 2,5 netgi numerį. Ir jie yra labai elastingi, ir nereikia bijoti, kad jeigu aš labai čia tankiai sumegsiu, gali pasirodyti, ar ne, kad bus čia labai kietas tas mezginys, toks dratinis toks ar ne, bet nieko panašaus, merino vilna yra labai minkšta, tas elastingumas jį padaro minkštą. Tai va, tai tarkim, va taip, elastinga yra, ar ne, toks. Tai va, irgi lygiai taip pat kaip Baby Merino minėjau, plonytis, čia yra storas. Tai dabar irgi tokia pati priežiūra, taip pat skalbimo mašinoje. Ir jeigu norisi plono pleduko, tarkim, vaikui ar ne kūdikiui, rinkitės ploną merino vilnelę. Mėgsit ilgiau. Jeigu norisi greitesnio rezultato ir norisi tokio storesnio pleduko, rinkitės Drops Merino Extra Fine. Jeigu norisi storesnio mezginio, storo megztinio, rinkitės Drops Merino Extra Fine, ar ne, storesnį siūlą. Norit kažko tokio lengvesnio, plono, sau megztuko, ar ne per karšto, kad užsimest kažkur, galite rinktis Baby Merino, na, priklausomai nuo rezultato, kokio norite turėti. Na ir kuo dabar skiriasi tie Drops Daisy? Kas tai per Drops Daisy? Ar teko išbandyti? Tai štai, pas mus yra visa kolekcija Drops Daisy ir ne tik jau visa kolekcija, bet ir net jų naujausia, pasirodo dar vieną spalvą išleido jie po kelių mėnesių naujos kolekcijos pristatymo, buvo tikriausiai pamiršę pristatyti mums šalavijų spalvą, tokia žalia spalva nauja. Tai štai yra balta, rusva labai graži tokia, ar ne, late, rusvos visos, kapučino, rudos, oranžinė, labai graži mandarininė, kelia nuotaiką, atkreipkit dėmesį, nepamirškim tokių spalvų. Ir štai, tai vat galima megzti dryžuotus mezginius, ar ne, raudona, graži žalia, geltona dėja yra neryški, o tik vanilinė, tai aš visada taip ieškau Lietuvos vėliavos spalvų tarp tų siūlų, tai vis ieškau, turim ką pasiūlyti, bet norisi daugiau dar asortimente turėti tų lietuviškų spalvų, kad galėtumėt nusimegzti lietuviškas mezginius kažkokias, ar ne?
Yra ir rožinė labai graži, tokia vat pastelinė, alyvinė. Man ta alyvinė nežinau labai. Ciklamenas, tokia ryški rožinė, į oranžiniškumą labai aktyvi. Ir tamsesnė rožinė yra juoda, pilkos, žydros ar ne. Šita labai graži, irgi karališka, ryški. Yra ir machera, yra žalia deizi papūgos, haki ir vat jūrinė. Labai tamsi ekrane, o realiai yra šviesesnė. Čia irgi šita graži elektrinė tokia spalva. Tai štai ir tokios spalvos. Ir dabar deizi. Kas tas deizi? Tai skirtumas nuo, kuo sako skiriasi nuo extra fine? Tai nuo extra fine skiriasi tuo, kad šios siūlus galima skalbti skalbyklėje, o deizi, ne, man atrodo, dar patikslinsiu, tik rankomis ir tik iki 30 laipsnių temperatūros. Gal kas pasikeitė, žinot, būna, kad pasikeičia kas nors gamyboje. Tai va, Drops Daisy skalbėsi tik rankomis iki 30 laipsnių drungname vandenyje mezginiai. Irgi rekomenduojama 4 numeris, kaip ir Drops Merino Extra Fine, bet reikia megzti tikrai tampriau. 50 gramų, va tarkim, Extra Fine yra 105, o čia yra 110, tai 5 metrų skirtumas, tai jie praktiškai yra vienodi, bet kuo jie skiriasi. Kai paimi į rankas ir pamenu dar patį pirmą savo prisilietimą prie šitos vat kolekcijos, kaip atėjo ar ne, šitie tokie labai minkšti, gal skystesni tokie, net nežinau kaip parinkti tą tinkamą žodį. Na, o Daisy ir pats kamoliukas, jis yra minkštas, purus, bet jis toks tvirtokas, tvirtesnis yra. Tvirtesnis nei Drops Merino Extra Fine. Ir tas elastingumas jų yra šiek tiek kitoks. Nu, dabar palyginkim. Aš paėmiau žalias apatinis yra Drops Daisy, o viršutinis yra, tarkim, Extra Fine'as, ar ne, rožinis. O tarkim, kaip čia dabar padaryti? Nu, taip, jie abudu atrodo tempėsi, bet kaip dabar atskirai tada pabandyti. Eksperimentus mes irgi darėm, visokius filmavom ir storius kėlėm. Nu, jisai atsitrenkė į mano pirštus ir aš noriu jį daugiau pratempti, bet man jis neleidžia toks, vat jis tamprus yra. Extra Fine'as jis, nu, toks elastingesnis. Tai va, tai Drops Daisy siūlai ir jie skiriasi tuo elastingumu. Ir 5 metrų skirtumas yra metražo. Ir smagiai jie nešiojasi. Yra labai švelnučiai, tinka ir vaikučiams megzti. Parodysiu kepurytę. Megzta iš Drops Daisy siūlų. O štai. Viengubas siūlas, 2 kamoliukai, Daisy. Drops Daisy. Ir yra labai šilta, tankiai sumegzta kepurytė. Štai. Ir ji yra jau nešiota. Vaikučio yra tikrai nešiota. Matosi šiek tiek kaip kašmyras, pasidengia tokiu pūkeliu. Tai štai, nešiota kepurytė. Na ir dar bus mova kaklo. Irgi reikia tankiai sumegzti. Kaip matot, yra 40 cm apvalūs virbalai naudojami, ar ne? Ir tiesiog mezgu be sustojimo. Mezgu, va matot, mezgu, va taip ratu, tai yra 40 cm ilgio virbalai, stacionarūs su valu. Va tai. Ir eina ratu, labai greitas mezgimas. Na taip, kepurytės modeliukas šitos labai gražus yra šitame žurnale Sannes Garn. Ir to parodysiu. Taip. O tarkim, megztas šitas modelis. Kas nori va tokios gražios kepurės, galit megzti pagal Sannes Garn modelį.
šitą kepurytę. Čia yra numeris 220. Tai labai vat graži. Ir tas visas gražus, vat matot, toksai įdomus susiaurinimas. Gražus labai. Nestandartinis, kaip mes mėgstam paprastai ar ne, nulaidyti. Labai gražus šitame žurnale. Na, o kaklo mova, irgi 2 kamuoliukai. Na ir ką mes čia turim? Toks pastebėjimas iš mezgėjų noriu pasidalinti apie tulpytės tuos antgaliukus. Dabar taip. Ne visiems tokie atsiliepimai, kad tulpelės ne visiems laikosi. Galbūt dėl to, kad skiriasi ant kelinto dydžio numerių jūs dedate ant virbalų, skiriasi ant medinių dedate ar ant metalinių dedate. Šį kartą yra virbalai 2,5 dydis mezgamas Drops Daisy siūlai ir tulpytės žydros puikiai laiko. Bet jos, žinot, kaip dedasi, jos, man atrodo, ne taip giliai užsideda, kaip, tarkim, siknito antgaliukai, jie čiukšt užsispaudžia. Ir kuo skiriasi tulpytės tulip, japoniški, nes jie yra kietesni tie antgaliukai. Tas kietesnis yra stabdžiukas, o japonų siknitų yra minkštesnis. Ir jis visai neblogai laiko. Na, galim šiuo atveju naudoti ir tokį. Tai pasidalinau tokiu atsiliepimu. Na ir norint mėgsti patogiai, imat 40 cm virbalus. Va, prašau, ir mezgat, ar ne? Va. Apvaliai ratu. Siūlai labai labai švelnus ir visai gerai nešiojasi. Taip, na, o šiuos siūlus Daisy gali taip pat derinti su Mahera, kaip ir Drops Extra Finus lygiai taip pat. Juk mes turim visokių spalvų, ar ne? Na, tarkim, ar ne? Kokia graži. Drops Merino Extra Fine. Tarkim, 42 kedro spalva. Kedro. Va. Ruda. Graži spalva. Taip, toliau žydra. Va štai, žydros tinka kartu. Ir žinoma, ir violetinė. Galit nusimegzti kažkokį. Va, su šita spalva irgi turime ką priderinti, šiek tiek šviesesnė. Baltos, juodos tai visada ar nerasime. Taip, Merino Extra Fine tiesa yra tokia pieniška balta, ji nėra ryški balta sniego, jinai yra pieno spalva, 01 spalva. Ir visai tokia graži jūrinė spalva. Megztukams, kardiganams, ar ne. Ir kaip minėjau, tinka bet kokiems ir vasaros kažkokiems šaltiems vakarams. Taip, ir dargi neparodžiau Baby Merino, tarkim, modelius. Kas nebandėt, tai čia va, tarkim, yra, kiek siūlų reikia. Jeigu sugalvosit nusimegzti megztuką, tarkim, baltą iš Drops Baby Merino plonų siūlų, tai va, matot, visai nedaug reikia, 6-7 vienetai mažesniam dydžiui, LXL 7-8 vienetai, ar ne? Ir megztukas viduryje irgi apie 8 vienetus reikia, ar ne? Ir sijoną galit nusimegzti, tik tais tikrai reikia jau imti labai mažus virbalus mažesnius, tai bus galima dėti kartu kicilką su tarkim Drops Baby Merino, irgi dedam Mahera ir galit nusimegzti sijoną kažkokį, ar ne? Esas 5 vienetai Baby Merino ir 4 vienetai Maheros. O Daisy, iš Daisy ką gali megzti, tai aišku, irgi universalūs siūlai, rodyta mano kepurė mova, ar ne, megztukas, galit vasarai nusimegzti, ar ne, pledas metras ant metro 20 cm, 22 kamuoliukai, taip, jau čia reikia virš kilogramų, kilogramas mažiausiai nusimegzti pledą ir megztukas laisvesnis megztukas apie 11-12 kamuoliukų mažesniam dydžiai. Tai vat,
tokie mūsų patarimai, tokie mūsų ir va ši labai graži spalva. Ir Daisy lygiai taip pat galite dėti kartu su Ohera. Žodžiu, man žalia kažkaip visur, ar ne? Taip, ir ką? Ir pabaigai dar noriu. Taip, Daisy megztukui kokius virbalus rinktis? Tai Daisy megztukus rekomenduoja 4 numerio. Tai žinote, yra kas mezgia tikrai 4 numeriu, bet vėliau turėjo tokį atsiliepimą, kad mezginys šiek tiek pasitąsė, pasitampė, nes vis dėlto, kad ir ji yra tvirtesnė, bet tikriausiai Sandnes Garn merino vilna yra dar tvirtesnė nei šie. Ir vis tiek rekomenduočiau tada rinktis trečią numerį pagal jūsų rankų mezgimą. Koks jūsų yra tamprumas mezgimo, tarkim, jeigu labai stipriai mezgate, tai tų virbalų irgi nereikia labai numažinti. Jeigu mezgat labai laisvai, tada rinktis šiek tiek mažesnius. Čia jau reikia prasimegzti mėginuką. Jums niekada niekas nepasakys, kad megzkit tik 3 numerio virbalais. Tai nebus tiesa, nes vis dėlto jūs galit prasimegzti, pamatysit, kad jums kažkas netinka, galbūt jūs norėsit dar tvirčiau. Tai visada vadovaukite savo pojūčiais, savo nuožiūrą ar ne. Teko Rima rašo nuostabus siūlai. Čia tikriausiai apie Drops Daisy. Rasa teko smagiai mezgasi. Daisy labai vilioja. Na tai tikrai. Šiandien kiek liko valandų iki 12 nakties ir visos nuolaidos baigsis. Aišku, visada tų siūlų bus ar ne, bet tiesiog tik primenu. Tai Daisy virbalus rinkitės, galit metalinius rinktis, galit bambuko, tai yra toksai siūlas, jisai pluoštas yra nei slidus, nei neslidus, standartiškas pluoštas, kaip labiau patinka, taip ir megzkit. Taip. Ar dar kokių klausimų turit? Baigiu paskutinę šiltą liemenę, laukia baltos medvilnės siūliukai. Milda dalinasi, mezgiu už 2 gijų su 3,5. Ar Milda mezgia Daisy, ar mezgia tai yra iš Baby Merino, ar ne? Jeigu Baby Merino, imat 2 gijas, nes jie yra gan ploni. Ir kai manęs paklausia, tarkim, kurie geriausi merino vilnos siūlai pledukui. Tai aš sakau ir tie. Bet priklauso, kokio jūs norit rezultato. Nu, tai jie plonyčiai yra labai, ar ne? Ir galima dėti 2 siūlą. Jeigu, tarkim, įsigijot ir nepatinka kažkas per ploni, matot, kad kažkas nesigauna, taip pat galite dėti kažką pridėti pridėtinį kažkokį siūlą, ar ne? Ir pastorinti arba megzti 2. Tai tai. Baby Merino. Nu tai tai puikiai tinka, tikrai gerai, dar geriau nešiosis, 2 jisai tvirčiau susimezga, ar ne? Ir taip labai mieli, labai švelnus, sakau, jau tikrai nebijokit jokio kutenimo. Čia ir patiems jautriausiems žmonėms tinka. Merino vilnelė ir vasarai tinka, ir žiemai. Ir ką, dar norėjau parodyti tokį grožį. Čia toks grožis. Raktų pakabukas. Tai yra puikiai dovana mezgančiam žmogui, ar ne? Ir šypsenėlės, įvairiausias šypsenėlės. Susimąstis, išsigandęs, besišypsantis. Meilės akimis pilnas, išsiviepęs ir taip toliau, šypsenėlės gražios ir pakabintas yra vašelis. Kaip žinau, šito vašeliu kelioniai galit puikiai pasinaudoti, gali prireikti, o čia yra galima naudoti kaip adatėlę arba kaip irgi vašelį kažkokį papildomą kažkokį ar ne, papildomą, kai reikia kažką, mezginyje kažką užkabinti. Tai puikus atributas, dovana mezgančiam žmogui. Nepamirškim, kad tokių yra pasiūloje. Na ir ką, ir pamenat, kalbėjom, rodžiau apie gautus Sandnes Garn mezginio akių laikiklius, tuos vėlutes. Vis man rašot, sakot,
Nu tai tos velutės, ar dar turit, nerandu, tai įmeskit nuorodą, čia noriu užsisakyti, ar dar turit, kuo skiriasi plonos nuo storų ir taip toliau. Tai kadangi jau aprodžiau tas velutes populiariausias, jeigu dar neturit, nu tikrai turit įsigyti, bet nepamirškim, kad dar yra va šitokie dalykai, ar ne? Visai neblogi mezgėjams skirti. Tai yra kelių spalvų, skiriasi pagal storį. Yra vieni storesni, kiti plonesni, tai parodysiu, kas čia tokie. Tai irgi yra mezginio akių laikikliai. Mezginio dalių laikikliai. Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Yra tokia pakuotė ir yra 2 vienetai. Ką mes darom? Jeigu mes, tarkim, čia toks mano pavyzdukas, mezgam ir norim laikinai, nu, kažką uždaryti, kažkokį mezginio detalę, ar ne? Tai va, nuimu vieną, nuimu kitą ir aš turiu va tokį, ar ne? Na ir tarkim, pademonstruoju čia tokį vaizdelį, susirenku mezginio akis neuždarytas, ar ne? Na ir uždarau, tarkim, ar ne? Čia va toks jis yra minkštutis, silikoninis, o čia kaip virbalas. Ir užsidarau ir mano mezginio dalis saugiai laikosi ant šito prietaiso, ant laikiklio. Ir yra 2. Dabar taip, jeigu aš keliauju ar ne ir neturiu kažkokių virbalų pasiėmusi, šis toks virbalas gali tarnauti jums kaip pagalbinis pinių virbalas, ar ne? Pines išmegzti galite. Ir taip pat galite išbandyti mėginuką prasimegzti, galite netgi pataisyti kažkokią klaidą kažkur, jeigu nepasiėmėt virbalų, o turit va štai. Jie gali tarnauti kaip virbalai, taip ir patarė ir gamintojai, kad gali prireikti. Na, tai žodžiu, tokios įdomybės. Čia yra storesnis dydis. Taip, čia yra storesnis dydis, rašo nuo 3,75 virbalai iki 8 virbalams, akytės telpa mezginio išmegztos akis. Yra ir žydras yra nuo 2,75 iki 4,5. Taip. Tai yra žydras, yra plonesnis. Labai smagus. Na, o jeigu jūs neturit, vis galvojat įsigyti reikia kažkokį rinkinuką, tai va čia yra tas populiarusis mezginio dalių laikikliai 2 žydros spalvos, ar ne? Na ir visas mezgėjos rinkinukas piniginėje. Čia yra permatoma skaidri piniginė ir metras. Ir mezginio eilių tas žymekliukas, ar ne, skaičiuotuvas. Ir antgaliukai kloverio, ir žymekliukai. Žodžiu, labai smagus mezgėjos rinkinukas. Tai va tiek norėjau parodyti, pasidalinti. Mus greit reikės gydyti nuo priklausomybės siūloms. Nežinau, gal nesigydykim, paskui bus liūdna. Tai kaip gyventi reikės. Taip, Milda dalina, Baby Merino, čia skaičiau. Tai va taip, noriu dar parodyti tą labai smagų rinkinuką. Va štai. Tokia piniginytė permatoma į kelionę. Matėt mano kelioninį krepšį, ar ne? Ta rudą tokią dėžę didelę rodžiau, filmavau. Tai vat galėjau dar ir šitą įsidėti. Galėčiau iš tikrųjų, nes viskas čia yra apgalvota. Ir nepaminėjau dar ir adatos, jeigu kelionėje, na, tarkim, sugalvočiau susiūti kažkokią detalę ar kažką šiaip prairtų, yra plona adata. Normali adata ir yra lenkta adata mezginio dalim susiūti ar kažkam kitam. Nu, vat. Ir toks eilių skaičiuoklis, žodžiu, tokios mažos smulkmenėlės, kloverliniuotė. Nu, su liniuotėm tai man yra bėda visada kelionėse ar kažkur išvykus, kai pasiemu mezginį pamėgsti. Ar šiaip kažkur pasiemu savo mieste, kai reikia kažkur palaukti. Na ir vat, tie mažesni mezginio akių laikikliai. Tai ką šiandien tiek. Ačiū, kad buvot kartu. Tikrai parodžiau, mėgskit, nesustokit.
pabaikit iš tikrųjų savo tas movas šiltas ar ne. Ir galbūt dar, aš pati dar nepabaigiau, irgi kepurę turiu, mezgu. Megskit, nesustokit. Linkiu, jo nepamirškim, kad dar yra paskutinės valandos eina siknitams puikiems virbalams, apie kurios tik norėjau parodyti ir pamiršau. Turėjau tokį rinkinuką. Nuostabų. Nerealus su nuostabus rinkinys, jis tuoj pat atsiras prekyboje ir 12,5 cm labai gražus taškuotas juodas rinkinukas ar ne juodos spalvos, nuo 2,5 numerio prisukamas, nuo 2,5 iki 6 numerio. Tai yra patys populiariausi dydžiai, einamiausi, kai reikia ir plonus siūliukus išbandyti, išmėgsti, ir skaras visokias ir taip toliau. Ir kas svarbiausia, kad čia yra valų labai daug. Rinkinyje yra 9 skirtingų dydžių valai. 9. Va. Labai daug. Labai. 9 ir visokie stabdžiukai. Tai labai smagus rinkinukas ir jo bus va tokia pakuotė, vadinasi Luxset. Taip. Tai va. Na ką, siknitams 25% nuolaida iki 12 valandos, nuolaidos kodas DAMA25 ir drops, merino vilnai, karizmai, drops karizmai, dar 30% nuolaida. Ačiū, kad buvot kartu, kad žiūrėjot, kad buvot kartu toj mezgimo kelionėje ir iki sekančių susitikimų. Ate!